šiemet. Ir dieną, paaiškiai, šalčio nebuvo, taip kad visą parą laikyjusi šalčio, oras labai geras. Ir norėjau pradėti romiečiams 1 skyrius 8 eilutė. Ir čia Paulius yra užrašęs, bet tie žodžiai labai tinka ir mums. Pirmiausia, aš dėkoju savo Dievui per Jėzų Kristų už jūs visus, nes visame pasaulyje kalbam apie jūsų tikėjimą. Tik iš tikrųjų dėkoju už kiekvieną, kad aš jūs matau čia susirinkusius ir iš tikrųjų iš Amerikos atvykusių žmonių. Kas tu džiugu buvo, kad matėte, nes tikėjau ir daugelį jūsų iš tikrųjų džiugu, kad jūs ateinate, stiprinate vieni kitus Dievo žodžiu. Taigi mes galim pasakyti, kad iš tikrųjų mes esam dėkingi, kad visoje Lietuvoje kalbam apie jūsų tikėjimą, mes turime skelbti Dievo žinią. Ir nukeliavome Patarlių knygą 11 skyrių 20 eilutę. Ir kas nori gali atsiskleisti, mes tą tekstą turime ekrane. Ir ten yra rašoma, kad viešpats bjaurisi su tuo širdies žmogumi, o tie, kurio elgesys be priekaišto, jam patinka. Ir koks būtų žmogus, kuris būtų pavadintas be priekaišto? Kas gali duoti pavyzdžių? Kristus, vienintelis. Jobas. Teisingai apie Jobą kalbama irgi, kad jis buvo tobulas arba be priekaišto, žiūrint koks vertimas, bet originalo žodis tą reiškia ir dar netgi daugelį kitų. Nes šiandien aš noriu, kad ir pažiūrėtume iš švento rašto tikrų, kurie žmonės buvo vadinami be priekaišto ir kad mes galim pasimokinti iš jų. Pirmiausia, dar pagalvokime apie tą eilutę Patarlių knygoje. Viešpats bjaurisi su tuo širdies žmogumi. Sukta širdis tai ko žmogus? Dvilytis, nepastovus ir veidmainis. Iš tikrųjų, viešpats bjaurisi tokiais žmonėmis. Iš tikrųjų, mes turime, kaip Dievas sakė, būti tyraširdžiai. Ir Burbulio vertimas sako, viešpats nekenčia veidmainį, bet dorieji jam patinka. Taigi, tas žodis originalo kalboje, kuris verčiamas be priekaištų, gali verčiamas taip pat žodžiu doras. Ir tas galimas vertimas gali būti garbingi, vientisi, sąžiningi, skiria blogą nuo gero, trokšta eiti teisingų kelių, nebijo aukotis. Taigi to žmogus būtų be priekaištų, jeigu mes pažiūrėjus tą žodį giliau. Taigi, o kaip mūsų gyvenime atrodo tas dorumas arba gyvenimas be priekaišto? Kokie mes turėtume būti? Kokiam gyvenimui kviečia Kristus? Pagalvokime šiandieną kartu. Taigi, dar vienas žmogus, apie kurį mes galime pakalbėti, yra Nojus. Ir pradžios knyga 6 skyrius 9 eilutė, pati pradžia švento rašto, ir mes ten skaitome. Nojus buvo teisus vyras savo kartą dėdėmės, nes jis ėjo su Dievu. Jeigu pažiūrės visą Nojaus gyvenimą, aišku, mes rasime galbūt klaidų, ar kai žmonės sakys, kad vis dėlto jis darė tą ar tą, bet iš tikrųjų Nojus tiek metų atlaikė visą tą spaudimą, 120 metų žmonės kažkurie galbūt prisidėjo, paskui pabėgo, kiti šaipėsi, kiti juokėsi, bet jis kantriai darė tai, kad Dievas jam apreiškė savo žodžiu. Mozė. Gebrams knygoje mes skaitome. 11:25 šventame rašte. Verčiau Mozė pasirinko verčiau su Dievo tauta kęsti priespaudą, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Iš tikrųjų, dauguma žmonių nori lengvesnio gyvenimo, nori patogumo, nori gerumo. Bet mes kartais turime pagalvoti ir apie tai, kad išbandymai iš tikrųjų Dievo žodis sako, kad Dievas nenori, kad mūsų gyvenime būtų viskas blogai, sako, nori, kad iš tikrųjų būtų mūsų gyvenimas geras, bet iš tikrųjų išbandymai sugdo, mums reikalingi išbandymai. Ir Mozė pats pasirinko būti su Dievo tauta, eiti Dievo keliais, kas ir būtų prarasti turtus, garbę, šlovę ir netgi titulus, kurios būtų gavęs Egipte. Taigi Mozė dar vienas žmogus. Nehemijas, apie Nehemiją gal mes mažiau žinome. Bet yra ir tokia knyga, šventame rašte, Nehemijų knyga. Ir iš jos mes skaitome 6 skyrius 3 eilutę.
Esu užsiėmęs didelio darbo ir negaliu atvykti. Kodėl turėtų sustoti darbas, mane palikus ir vykstant pas jus? Jis buvo kviečiamas atvykti, bet sako, aš dabar turiu planą, turiu atlikti Dievo darbą, tai ką Dievas man paskyrė, tai ką numatė, tai ką turiu padaryti, aš pirmiau užbaigsiu, tik tada galėsiu atvykti. Iš tikrųjų mus moko ko? Pastovumo, kaip dažnai šiandienos pasaulyje žmonės daugelį dalykų pradeda, prižada, bet ir nepabaigia. Bet nekimės buvo tada žmogus, kuris sakė, jeigu Dievas paskyrė užduotį, jeigu jis suprato, jis ir eis ir pabaigs, kiek tai bekainuotų. Paulius. Apaštalų darbų 26:19 mes skaitome, ką Paulius sakė. Todėl karalių Agripa negalėjo būti neklusnus dangaus apreiškimui. Valdžia sakė, tu turi daryti taip ir taip, bet Paulius sako, aš turiu būti paklusnus dangaus apreiškimui. Dievo valdžia yra aukščiau žmonių valdžios. Ir galiausiai Paulius, suprasdamas, kad galbūt jo žemiška kelionė eina į pabaigą, sako, ką mes randame užrašytą Timotiejaus 2 laiške, 4 skyriuje 7, sako, iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Iš tikrųjų, tai turėtų būti mūsų tikslas, kad mes galėtume drąsiai pasakyti, sąžiningai iš tyros širdies, nugyventi savo gyvenimą, kad iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Mes turime išlaikyti. Svarbu ne tik gerai pradėti, bet ir gerai užbaigti. Keliaukime toliau. Juozapas. Iš tikrųjų nelengvas gyvenimas ir manau, kad Juozapas pats ne visada suprato taip puikiai Dievo vedimo, nes buvo išduotas po to, kai jis buvo mylimas sūnus tėvo šeimoje, buvo išduotas, pasmerktas mirčiai, pakylo, vėl kalėjimas, išdavystė. Bet Juozapas vis tiek tai, ką išmoko vaikystėje, turėjo giliai širdyje. Ir pradžios 39 skyrius nuo 6 iki 9. Pradžios knyga 39 skyrius nuo 6 iki 9. Mes skaitom žodžius. Aišku, mums reiktų žinoti visą kontekstą, bet daugumą žmonių žinome. Pavedęs Juozapui visą, ką turėjo, turėdamas Juozapą prie savęs, jis pats nieko nebesirūpino, tik savo valgių. Juozapas buvo dailiai nuaugęs ir gražus. Po kiek laiko šeimininko žmona užmetė akį Juozapą ir tarė jam, sugulk su manimi. Jis atsakė, žiūrėk, tarė šeimininko žmonai. Manęs ant šiandien šeimininkas nieko nesirūpina namuose, sudėjo man visą į rankas, visą, ką turi. Šiuose namuose jis neviršesnis už mane nėra, neviršesnis už mane nėra nieko, kas nebūtų man pavesta. Išskyrus tave, nes tu, jo žmona, kaipgi aš galėčiau taip nedarai pasirekti ir nusidėti Dievui. Ir nors nieks nematė, nors buvo tokia situacija, kad Juozapas turbūt suprato, kad jeigu jis nepaklus tai poniai, kad sulauks nemalonumų, turbūt jis nuvertė. Bet vis dėlto jis pasakė, kaipgi aš galiu nusidėti ir taip neturiu pasielgti ir nusidėti Dievui. Visų pirma, jis gerbė savo šeimininką, kuris viską patikėjo, tada daugiau suprato, kad dangus viską mato, kur bebūtum, ir jis nori likti ištikimas Dievui, kas bebūtų. Ir už tai jam teko brangiai sumokėti, jis pateko į kalėjimą. Vėliau galbūt jis permąstęs tuos metus, kai prabėgo, jis, manau, puikiai suprato Dievo vedimą, bet iki tol tada, kai buvo vedamas, aš manau, jis turėjo daug klaustukų, kurie jam netikėdavo jo mintise. Jobas, apie Jobą jau mes pradžioje užsiminėm, kad Jobas buvo žmogus doras arba vertėkrišto. Žiūrint, kokį vertimą skaitome. Taigi pati pradžia Jobo knygos, kadaise Uco šalyje gyveno žmogus vardu Jobas. Tas žmogus buvo vertėkrišto ir doras.
dievbaimingas ir besišalintis pikta. Apie Jobą nuo pat pradžių sako, kad jis buvo doras ir be priekaišto. Taigi, praradęs vaikus, praradęs turtus, praradęs ir sveikatą, Jobas liko ištikimas Dievui. Jis turėjo daug klausimų ir suprato, kad Dievas yra gyvas ir Dievas veikia jo gyvenime. Taigi 22 eilutė tame pačiame pirmąjį skyrių skaitome. Nepaisydamas visko, Jobas nei nusidėjo, nei priekaištavo Dievui. Jis turėjo daug klausimų ir suprato, kad Dievas žino. Aš nesuprantu, aš nematau viso paveikslo, aš matau tik tai dalį, tai kas vyksta mano gyvenime. Aš nesuprantu Dievo plano, bet vis tiek vyks ištikimas Dievui. Galbūt panašiai mąstė. Galiausiai netgi žmonas, žiūrėdama, kas vyksta, nebeiškentė žmona, sako, ar dar laikaisi savo dorumo, kiek Dievą ir mirk. Ko čia kankinės? Aš nežinau, ką žmona iš tikrųjų norėjo atstumti, nesuprato pati, bet žodžiu. Bet Jobas atsakė, kalbi kaip kvaila moteris, nei jau priimsime iš Dievo rankos kas gera, nepriimsime kas bloga. Nepaisydamas to visko, Jobas nieko nesakė prieš Dievą. Galiausiai netgi žmona jį paliko, sako, geriau tu nemirkiau, nebepakinamos kančios, bet Jobas liko ištikimas vis tiek. Ir tą istoriją mes žinome, kai baigėsi Jobas netgi ne tik, kas pažadėta dangaus karalystės, netgi čia žemė gavo Dievo palaimos. Dovydas, žmogus pagal Dievo širdį. Ir Dovydas buvo ypatingas žmogus, pavadintas žmogumi pagal Dievo širdį. Ir kuo Dovydas skiriasi? Iš tikrųjų, kiti sakyti, kad aš mažiau nusidėjau negu Dovydas sakytų, aš nedarau tos manijos ar tos, ką padarė Dovydas. Bet iš tikrųjų Dovydas buvo žmogus pagal Dievo širdį, kadangi suprato, kad kokia bebūtų didelė nuodėmė, Dievas gali atleisti. Jėzaus auka, kuri buvo pažadėta Senojo testamento laikais ir kuri buvo gyvenama testamento laikais, pakankamai didelė, kad atleisti bet kokią nuodėmę, mes visą širdimi sugrįžtame pas Dievą su atgaila. Taigi Natanas tarė Dovydui, tu esi tas žmogus. Dovydas sako, iš tikrųjų tai ir tai turi būti, sako, bet tu esi tas žmogus. Tad kodėl paniekini viešpatie žodį ir daryk, kas nenori jokiose? Dovydas tarė, nusidėjau viešpačiui. Jis galėjo teisintis, galėjo blaškytis, bet sako, nusidėjau viešpačiui. Suprato. Ir jis meldėsi, kad Dievas pasigailėtų jam, bet Dievas davė jam pamokas, vieną po kitos. Dievas įvedė ir Dovydas buvo žmogus pagal Dievo širdį, kadangi jis nebijojo sugrįžti pas Dievą. Netgi po to, kai padarė tokias nuodėmes, tokias, kurias kai kurie žmonės vadina, kad jos neatleistinos. Ir tai įspūdinga 51 psalmė, nors yra daugiau psalmių, galim paskaityti ištrauką. Dovydas meldėsi. Kaskart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu ir mano nuodėmė man nuolat prieš akis. Tau nusidėjau tik tai tau ir padariau, kas pikta tavo akyse. Apvalyk mane izopu ir būsiu švarus. Nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Sukurk man tyrą širdį, Dieve. Ir atnaujink mane ištikimą dvasią, leisk man vėl džiaugtis tavo išganymu. Te palaiko mane nori dvasia. Padaryk mane tyresnių už sniegą. Ar gali būti kas baltesnio už tą sniegą, kuris ateis ir į Lietuvą, sulauksime. Iš tikrųjų, Dovydas suprato, kad jam reikia atleidimo, jam reikia naujos širdies, jam reikia panašumų į Kristų ir visiems mums reikia to panašumų. Pirmiausia, mes turime atrasti laiko su atgaila ateiti pas Jėzų dėl savo gyvenimo, tik tai paskui galvoti apie kitus, kad koks baisus kito gyvenimas. Tas, kas susiejamas savo gyvenimo remontas, neturės laiko teisti kitus žmonės. Danielis, pranašas Danielis. Skaitome pirmam skyriuje 8 eilutę, bet Danielis apsisprendė nesiteršti karaliaus stalo valgiais ir vynu. Danielis nusprendė, kas bebūtų, visakame likti ištikimas Dievui.
Ir neužtektų laiko šiandien iki 12 nakties kalbėti apie Danielį, bet mes trumpai prisiminsime tą istoriją. Ir keitėsi netgi valdžia, buvo Babilonas, Medo-Persija, bet Danielis liko ištikimas, kokia valdžia bebūtų, jis liko ištikimas pirmiausia Dievui ir jis taip pat gerbė ir valdžia tie, kas valdė. Ir kas įdomu, kad Danieliaus patarimus vertino tiek Babilonas, tiek Medo-Persija. Tiek peidėsi, kad tai yra žmogus, kuris gali paaiškinti netgi sapnus. Ir tiek Babilono karaliui Nebukadnecarui, tiek ir kitiems karaliams jis be baimės sakė tai, kad Dievas pasakė pasakyti, tai jų išdidumą, apie tai, kad Dievas numatęs yra. Ir netgi visas tas istorijas, kai skaitomėt, kada jis meldėsi 3 kartus per dienas, matome, kad jis be baimės liko ištikimas Dievui. Ir jį norėjo nubausti mirties bausme, bet Dievas jį apsaugo. Nežinom tas istorijas, Danielis liko ištikimas, kad tai būtų. Ir aš ką tik paminėjau, kad Danieliui buvo išbandymas, tai kad jis meldėsi gyvajam Dievui ir niekam kitam. Jis liko ištikimas Dievui, kas bebūtų, ir netgi tie jo tariami draugai buvo pasiruošę pražudyti. Bet Dievas atlygino už jo ištikimybę. Ir mes skaitome 6 skyriuje 23 eilutė. Na, o Dievas atsiuntė savo angelą. Ir šis užčiaupė liūtų nasrus, kad jie man nepakenktų, nes aš buvau akivaizdžiai nekaltas, netgi tau, karaliu, aš nenusikaltau. Ir kai skaitant tas istorijas, sunku suvokti, atrodo, gal tie liūtai buvo vegetarai, pagalvotume. Bet mes skaitam toliau, kad ir kiek žiūri atrodo, tie jo draugai buvo įmesti ir savas bekrentančius liūtai suvalgė, jie buvo galbūt ir alkani ir išdresiruoti. Būtent tam, kad įvykdytų įstatymą ir nubaustų mirties bausme nepaklausę žmonės. Taigi, o Danielis kažkodėl nepatiko. Taigi, Dievas gali padaryti stebuklus mano ir mūsų gyvenime. Kai mes pritaiksime visas šitas pamokas, aš tik užsiminiu, jūs galite paskaityti ir apie Nojų, ir apie Jobą, ir apie Danielį, nekimėjus rasti ištisas istorijas, apie Mozę, iš tikrųjų, padrastina mus likti ištikimais, kartais mes nesuprantam Dievo kelio. Tai Dievas jis visada šalia ir jis mus stiprina ir veda. Ir dar nuostabi 15 psalmė yra. Viešpatie, kas gali svečiuotis tavo palapinėje, kas gali gyventi Cione, tavo šventajame kalne. Žmogus, kuris dorai gyvena, daro kas teisų ir kalba tiesą iš grynos širdies. Kas nešmeižia ne vienu liežuviu, kas nedaro nieko piktą bičiuliui ir nejuodina kaimynų, kas laiko save niekam tikusiu, kad Dievas atmeta, o viešpatį mylinčius gerbia, kas nenuostolių patikdamas laikosi žodžio, kas be palūkanų skolina, nepakartomas liūdį prieš nekaltą, tai taip elgiasi. Kas tik taip elgiasi, tas bus saugus per amžius. Iš tikrųjų, mums reikia išminties, kartais mes trokštam galbūt turtų, ilgo gyvenimo, sveikas ar kažko, bet kaip Saliamonas meldėsi, kad jie duok išminties, atlikti pareigą per savo tautą, kaip mes ir mes, kas bebūtume, kokioje vietoje bebūtume. Pirmiausia, mes turim prašyti išminties, kas tvarkyti su savo gyvenimu, kad žinoti iš tikrųjų, kaip pasiekti vienoje situacijoje ir kitoje, o gyvenimo situacijų būna labai daug įvairių. Taigi, kaip mes atspindime Kristų savo šeimoje? Vienas verslininkas sako, kaip aš noriu grįžti namo kiekvieną vakarą. Sako, aš taip pavargstu vaidinti geru, nuo ryto iki vakaro savo darbę, aš noriu grįžti namo ir būti toks, kas esu. Iš tikrųjų, biški blogas požiūris, jeigu mes tokį turime, jeigu mes susidam pastovi kaukę ir vaidiname to geru, mes negalime būti tokie krikščioniai kaip tas verslininkas. Jis tiesiog turi, galbūt iš tikrųjų, turi šypsotis jiems, dar kartais gerą ar blogis turi vaidinti, stiprinti kitus, vadovauti darbę. Bet iš tikrųjų mes kaip krikščionys mes turėtume turėti tyrą širdį, neturėtume būti veidmainiai.
turėtume būti visur atspindės Kristų. Ir aišku, reikia prašyti Dievo išminties, nes kai kas iš tikrųjų matydami, kaip čia įdomu, jie gyvena, visi vieniem padėkite gali ir pasinaudoti. Prašykime Dievo išminties, kad neduoti žmonėm piktnaudžiauti, to gerumu pridėsi Dievus į širdį. Kai mes atspindime Kristų savo darbovietę, mokyklą ar vaikų darželį, kai mes Kristų atspindime savo bendruomenę, iš tikrųjų visi mes tokie skirtingi ir kartais mes galbūt ir nesuprantame į kitų, norim to daugiau šiltumo, bet mes skirtingose šeimose užaugę dar skirtingai suprantam daugelį dalykų, bet mes turime būti viena šeima, turime būti atviresni, nuoširdesni, padrąsini vieni kitus. Taigi, kai mes atspindime Kristų, kai esame gundami apkalbėti savo artimą, o tokių pagundų aš manau, kad kiekvieno gyvenime kasdien būna iš tikrųjų. Ką mes tada darome? Prieš ką mes atsakingi, kodėl mes elgiamės taip ar kitaip, kodėl mes norime būti ištikimi Dievo, kodėl mes darome vienus dalykus ir nedarome kitų. Kodėl mes netgi einame pirmin, kada mes nesutrėm galbūt dėl kažkokių planų, netgi bažnyčia. Kodėl mes tarnavome kartu, nors daug sunkumų išbandymų, kad tai žmonės sako, aš geriau liksiu namuose, aš ten ramiau, bet iš tikrųjų, kad užsidavėm savo pasaulio, atrodo ramu, bet iš tikrųjų ar toks gyvenimas atneš augimą tavo asmeninį gyvenimą, ar tu gali būti naudingas kitiems padedant, pasiruoštant tam prisadėjimui. Kodėl mes nepabėgime esant nesutarimams, nuomonių skirtumams ir laukime, kad Dievas išspręstų kokią bebūtų situaciją. Tiek, kad mes turime galingus Dievo pažadus ir Dievo duoda privilegiją papasakoti žmonėms tą didingiausią, kada nors girdėti istoriją. Ir šiandienis būtent dėl nuo tos istorijos esmės ir pradėjome, kai brolis skaitė įspūdingą Izaijo 53 skyrių. Kad Dievas nužengė iš dangaus, nusižemino, atėjo į žemę pas savo kūrėjas, pas savo kūrinius ir ten turėjo vis labiau nusižeminti, matydamas, kaip žmonės nenusižemina, bet atgailos, nesuprasdami Dievo žodžio, Dievo reiškimų, eina tuo keliu. Tik Dievas mums patikėjo žinią skelbti visam pasauliu. Ir daug yra įvairių būdų, kaip mes galime tai padaryti. Ir kas teikia pusiausvyrą tam gyvenime iš tikrųjų, ką mes bedarytume, tai būtų bažnyčios planai ir asmeninis gyvenimas, dažnai būna ir gerai, ir blogai, ir išbandymai, ir sėkmė, ir džiaugsmas, ir kančia, ir nerimas. Iš tikrųjų visur mums reikia kantrybės ir pastovumo. Tik ką pradėjome, turime tęsti, kol Kristus sugrįš. Reikia pasišventimo, reikia suprasti reikmes, kaip mes galime tarnauti žmonėms, kaip galime nešti tą gerą žinią. Ir dažnai iš tikrųjų mes galbūt kartais ir norime padaryti daugiau negu galime. Viešpats iš tikrųjų mums neduos darbų virš mūsų jėgų, bet jis tikisi, kad tai, ką patikėjo, tai mes įvykdysime ištikimai. Taigi Elijo gyvenimas įdomiai skleidžia kelią nuo džiaugsmo iki nusivylimo. Ir Elijo tarnystė buvo įspūdinga pergalė ant Karmelio, kada Dievas ypatingai apsireiškė, kad jis yra gyvasis Dievas. Bet vėliau jisai pavargęs, išsekęs, išsigando moters. Anos moters, ambicingos, jis pabėgo į dykumą. Dievas jį ten padrąsino savo žodžius, siuntė netgi varnus. Ir galiausiai Elijas, priėmęs Dievo malonę, pakilęs, jis ėjo pirmyn Dievo keliu, sakomas Dievo planus ir galiausiai jis buvo paimtas kaip pavyzdys į dangų.
Tai yra mums karinis pavyzdys, kad jeigu mes puolame, tai nėra baisiausia, kas atsitiko. Baisiausia yra tai, jeigu mes bijosime patikėti, kad Kristus auka yra pakankamai didelis sugrįžti, kad ir ką mes padarėme. Dievas laukia kiekvieną iš mūsų, kad mes grįžtume pas jį, ne tik patys augtume jame, bet ir stiprintume kitus. Elijas buvo išsekęs fiziškai, emociškai, dvasiškai, psichologiškai. Jis pamiršo vieną dalyką, kad ta kova buvo ne Elijas prieš Jezabėlį, bet Dievo kova prieš blogį. Tai daug daugiau apima. Tai kartais mes matom tik tai labai siaurai. O Dievas iš tikrųjų mato visą tą vaizdą. Galiausiai sako, dar truputį ir ta kova bus baigta. Jis pažadėjo sugrįžti antrą kartą. Ir jeigu jis buvo pirmą kartą atėjęs, jis tikrai sugrįš antrą kartą. Nes ko ateiti pirmą kartą, jeigu neplanuotų sugrįžti ir nėra klausimų. Taigi kaip ir Elijo problemos, taip ir mūsų problemos dažnai yra, kad mes turime varganas santykius su Dievu. Kada gera, mes galbūt Dievu už kažką padėkojame, paskui vėl pamirštame, paskui kažko reikia, prašome, meldžiame, laukime, tai mes neturime tų pastovių santykių su Juo. Galbūt mumise gyvena tas išdidumas, ta baisiausia nuodėmė iš tikrųjų, kuri gimė įsiveržė širdyje. Galbūt praleidžiam galimybės, kurias Dievas atveria. Neturim ryšio su Dievu, su gyvuoju šaltiniu, atmetam jo malonę, kurią Dievas siūlomas. Kalbame, kad pasitvarkysime iš tikrųjų. Dievas kartais nori vesti tokiu keliu, kuris vedė kaip ir Juozapą. Atrodo, kad pralaimėjimai, tik kalėjimas, bet kažką. Kodėl Dievas atsitinka? Tai lygos, nelaimės, sunkumai. Bet Dievas žino, kodėl. Ir pirmas Petro laiškas 3:15. Ir Petras padrasinimas sako, verčiau šventai sekite savo širdyje viešpatį Kristų. Visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristą reiktų sugėdinti dėl to, už ką išmeižė. Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valia, verčiau kentėti už gerus darbus negu už piktus. Ir čia tekstas vertas, kad mes sustotume ilgai mąstytume, bet aš tikiu, kad jūs skirsite laiko su malda peržvelgtą tekstą grįžę namus. Bet iš tikrųjų mes turime būti pasirengę atsakyti kiekvienam tą viltį. Ir žmonės dažnai sunku prispausti ar kitokių aplinkybių prispausti, jie ieško Dievo. Žmonės blaškasi, dažnai bėga nuo Dievo, bet iš tikrųjų mes turime jiems pasakyti, kad yra Dievas. Ir mes turime bėgti ne nuo Dievo, bet bėgti nuo nuodėmės. Prašom, pabėgau. Čia buvom. Taigi. Mato Evangelijos 7 skyrius nuo 21 iki 23. Ir Jėzaus žodžiai. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatį, viešpatį, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiško Tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dieną atėjus. Viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjame demoną tavo vardu, argi nedarėme daugybę stebuklų tavo vardu, tuomet jiems pareikšiu. Aš niekuomet jūs nepažinau, šalina manęs nedorėliai. Iš tikrųjų, Dievo žodis daugelį vietų mums primena, kad svarbiausia – pažinti gyvą Dievą, pažinti Dievą ir turėti artimus santykius su Juo. Tik tada visi kiti dalykai, nes kartais mes galime būti tiek užimti kažką darydami dėl Dievo, kad pamirštame patį Dievą. Taigi Dievas mums visiems patikėjo taikos tarnystę, ne tik tai Nojui, ne tik tai Danieliui Babilone, tai Melubelsi. Ne tik tai Pauliui, bet visiems sako. Taigi, kas yra Kristus, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. O visą tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikymo tarnystę. Juk tai Dievas Kristus sutaikino su savimi pasaulyje, bei skaito žmonėms nusikaltimų patikėjimų sutaikymo žinią. Taigi Kristaus vietoje einame pasilgimų pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldavime susitaikinę su Dievu. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pareigtą nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu.
Ir kas svarbiausia pastebėkite, kad visas tas tekstas, kurį skaitėme, aš nuspalvinu, kad visa, kas kviečiame daryti, mes turime daryti Kristą, Kristos vardu. Kristą mes esam naujas kūrinys. Tik tai dėka Kristos mes esam sutaginti su Dievu ir galime kitiems skelbti sutaginimo tarnystę tik tai Kristui. Mes esame Kristos pasiuntiniai.